Sveiki visi, esu Rimantas ir šiandien kalbėsiu apie verslo internete galimybės. Taigi, visų pirma, norėčiau supažindinti su tuo, kas šiuo metu vyksta pasaulyje. Tikiuosi, kad jūs mane gerai girdite. Ir greičiausiai visi siekiate įgyvendinti savo svajonės, tapti finansiškai stabiliu, mėgautis pilnaverčių gyvenimų, turėti šeimą, kuri daug matytų pasaulyje, jūs galėtumėte ilsėtis tinkamai, važinėti ir leisti laiką ir turėti pakankamai pinigų. O šiandien tuo tarpu sritys, kuriuose sukuriama vertė, yra dvi pagrindinės – internetas ir partnerinė rinkodara, tinklinis marketingas bei tiesioginiai pardavimai. Kasgi tai yra? Šiek tiek apie internetą. Aišku, internetu jūsų agituoti nereikia. Daugumas jūs žinote, kas tai yra ir daugumas leidžia laiką arba dirba, arba bendrauja. O tuo tarpu prekyba tinklinėje tinkluose, visuose pasaulio tinkluose, prognozuojama sekančių metų vidury į pabaigą apie $1 trilijoną. Interneto ir mobilių žaidimų apyvarta 2012 metais ir šiais metais jau yra daugiau kaip $74 milijardai, o planuojama 2015 metais 115 milijardų. Reklama tuo tarpu sudaro daugiau kaip $500 milijardų apyvartos. Reklama persikelia iš laikraščių, žurnalų ir kitur į internetą. O programos mobiliesiems, tai yra visokios ir bankinės, ir žaidimų programos, ir visokios kitokios, tai ką mes vadiname appais, taip pat sparčiai auga 2011 metų $15 milijardų apyvarta, o $58 milijardai planuojama sekančiais metais. Taigi auga labai sparčiais tempais. Dabar šiek tiek apie kitą sritį, apie tinklinę rinkodarą ir tiesioginių pardavimų industriją. Kasgi tai yra? Daugumai žmonių tai dar kol kas yra nelabai suprantama arba nepažįstama ir kiti bijo to, bet statistika štai tokia, kad daugiau kaip $120 milijardų metinis augimas. Neribojamų pajamų galimybė, mažos investicijos, kompanijos ir lyderių pagalba. Dalinis arba pilnas darbas iš namų, verslas ir savoje šalyje, ir tarptautinėje erdvėje. O verslo bazė tai yra jūsų komanda, jūsų žmonės, tie, kurie gali dirbti kartu su jumis. Ir tos komandos didinimas. Taigi, štai tokia tinklinė rinkodara ir tiesioginiai pardavimai, kurie labai sparčiai auga, nelyginant kitų ekonomikos šakų. Ir 21 amžiaus verslas su naujausiomis interneto technologijomis, pasinaudojant geriausiomis dviejų industrijų savybėmis, buvo neseniai pristatytas kompanijos Shopping Sherlock, tai yra projektas Shopping Sherlock, kuri atlieka greitą paiešką ir kainų palyginimą. Tai yra tokia projekto esmė ir statistika dargi kita, kad 90% ar daugiau interneto naudotojų būtent ieško prekių ir lygina kainas internete. Taigi, tai yra visiems aktualu. O verslo su interneto technologijomis internete pranašumai yra tie, kad interneto technologijos yra virtualios, nėra gamybos ar prekės ar sandėliavimo ar kitų ten dalykų susietų su klasikiniu verslu, greitas pristatymas į bet kurią pasaulio vietą, realus tarptautinis verslas namuose, pranašumai prieš bet kurią kitą industriją, nes viskas vyksta labai sparčiai. Ir dauguma žmonių turi verslo instrumentus, kompiuterį ir internetą. Žinoma, labai svarbu, kad mes galėtumėm remtis į gausų savo pažįstamų ar draugų ratą visame pasaulyje. Taigi, dabar noriu šiek tiek plačiau apie Shopping Sherlock technologiją. Tai yra nemokama programa, application arba app angliškai. Technologija pati yra sukurta 2007 metais ir skirta atlikti greitą paiešką internete ir kainų palyginimą. Yra online žaidimų platforma, programa patentuota, saugi ir patikima, taupo jūsų laiką ir pinigus, dirba pagrindiniuose Google, Yahoo, Bing puslapiuose.
ir asortimentas daugiau kaip 300 milijonų prekių iš daugiau kaip 250 tūkstančių žymiausių pasaulio tiekėjų. Dar viena galimybė tai yra jūsų reklama Google, Yahoo ir Bing pirmame pagrindinėme puslapyje. Statistika tuo tarpu yra tokia, kad būtent su šia programa, su Shopping Sherlock, vidutiniška šeima sutaupo apie $300 kas mėnesį. Tai yra nemaži pinigai pasaulyje, na ir žinoma, tai yra tokie pinigai, kuriuos gali sutaupyti ir bet kuris lietuvis. Taigi, šiek tiek noriu plačiau pakalbėti apie kompaniją, kuri sukūrė, kuri yra savininkė šios technologijos. Tai yra kompanija Best in You, sukūrusi šį projektą Shopping Sherlock, ir tai yra viena stambiausių afiliatinio marketingo kompanija su didelį pareikalavimą turinčių nemokamų nuo produktų su Shopping Sherlock technologija ir dirba 4 pagrindiniuose interneto segmentuose, tokiuose kaip kainų lyginimo, pirkimų, reklamo žaidimų. Pagrindinis biuras Santa Monikoje, Kalifornijoje, o generalinis direktorius Michael Vider. Apie jį kalbėsime šiek tiek vėliau. Kompanija sieja savo planus su tarptautinė erdve ir su visais interneto naudotojais. Taip pat kompanija yra žymi tuo, kad užsiima labdaringa veikla. Ne šiaip žmonės, ne šiaip, bet visa kompanija. Taigi, tai yra visiškai nauja kompanija pasaulio rinkoje ir šiandien noriu šiek tiek apie tai vėliau, o dabar parodysiu, kas tai yra Shopping Sherlock, kada mes jį įdiegiame į savo kompiuterį, į savo naršyklę. Matote, kampelyje atsiranda Shopping Sherlock ženkliukas. Tai yra lupa su kepurėlė ir ant kepurėlės dar etiketė Sale, tai yra pardavimai ir būtent štai taip atrodo atidarius pagrindinį Google langą. Kad pelytę ant Sherlocko atsidaro erdvė, meniu iš keletos dalių. Galima nustatyti šalį. Šiuo metu matote nustatyta Jungtinės valstijos ir Kanada ir būtent meniu yra iš 2 rūšių. Viena rūšis tai yra kažkokios tai prekės ir jų paieška, o kita rūšis paieškos tai yra kelionės, bilietai, viešbučiai. Taigi šalį galima pakeisti, galima nustatyti dabar jau esamas 11 šalių, ir artimiausių metų šalių skaičius didės ir tokios šalis kaip Lietuva bus greičiausiai priskirtos kažkuriai tai zonai ir jūs, žinoma, lengviau galėsite rasti tai, ką jūs norite. Na, o įvedus kažkokią prekę į Google paieškos eilutę, spraksliname mygtuką ir atliekame paiešką. Mygtukas palyginimai ir paspaudus jį galime atlikti paiešką per 1-2 minutės. Tai, žinoma, priklauso nuo interneto greičio. Taigi, štai čia paprastas pavyzdys, netgi 2. Vienas Anglijoje, kada buvo ieškota skelbimo mašina ir su Shopping Sherlock pavyko sutaupyti 20%, tai yra 60 svarų, o kitas pavyzdys Jungtinėse valstijose, kada golfo lazda buvo ieškota normaliai su Google ir po to su Shopping Sherlock. Taupimas, kaip matote, 69%. Taigi labai paprastai Shopping Sherlock leidžia sutaupyti ne mažiau kaip 20% savo pinigų pirkimo metu. Ir tas procentas 20 yra, ko gero, turbūt pats minimaliausias, ką pavyksta rasti. O paprastai tai svyruoja 40, 50, 60%. Taigi, kaip matote, tokia yra paieška su Shopping Sherlock ir su tokiu rezultatu. Na, kolegos Rusijoje vėlgi padarė savo paiešką ir palygino, ką galima rasti būtent Rusijoje. Taigi, kostiumas Gino Valentino. Itališkas, geras, brangus kostiumas, kuris šiaip rusiškoje internetinėje parduotuvėje, ten, kur ir taip viskas pigiau, kainavo būtent 22 700 rublių, o atlikus paiešką su Shopping Sherlock pavyko sutaupyti didžiulę sumą pinigų.
Ir būtent net įskaičiavus atsisiuntimą į tokią Rusiją, mūsų rinkos maždaug panašios ir ten kainos maždaug vienodos. Taigi, štai toks rezultatas, kada yra sutaupoma didžiuliai pinigai perkant ir ieškant per Shopping Sherlock. Taigi, jūs patys galite įdiegti programėlę gavę iš žmogaus, kuris jūs šiandien čia pakvietė, ir tikrai rasite nemažiau gerų ir jums aktualių rezultatų ir tikrai pamatysite, kiek jūs galite sutaupyti pinigų. Taigi, o tuo tarpu su Shopping Sherlock galima ne tik sutaupyti pinigus, bet ir uždirbti. Tai yra galinga verslo sistema ir norėčiau šiek tiek plačiau dabar apie standartinį afiliatinio marketingo arba partnerinio marketingo modelį. Tai yra, kada kažkas tai sukuria tinklapį, per kurį yra parduodama kažkokia prekė, ir būtent kiekvienas tinklapio savininkas arba kompanija, kuri turi kažkokią parduotuvę arba tinklapį, jie suinteresuota pritraukti kuo daugiau žmonių ir, žinoma, parduoti kuo daugiau. Taigi, tokiu būdu jie ieško afiliatinių partnerių vadinamų, su kuriais sudaro sutartis, ir tie partneriai per savo blogą, tinklalapį ar kitus internetinius įrankius, jie platina tą nuorodą ir gauna tam tikrą procentą, kada ta kompanija per afiliatinį puslapį pritraukia klientus, uždirba pinigus kažką tai pardavę, o po to tos pinigus išmoka tiem savo afiliatiniam partneriam. Taigi, čia toks yra standartinis modelis, o kompanija Bestinijų sukūrė savo unikalų modelį, kur yra nutraukiamas tas apskaitas ratas, ir visa tai, ką duoda Bestinijų, tai yra viena išbaigta sistema ir nereikia turėti jokio savo nei tinklalapio, nei blogo ar leisti pinigų kažkokiem tai reklaminiam dalykam. Taigi, visus įrankius duoda kompanija Bestinijų, o jūs jais pasinaudoja, sukūrėte afiliatinės galimybės daugybė savo kitų partnerių. Ir per nuorodą Shopping Sherlock jūs galite tą labai paprastai padaryti. Štai tokia kompanijos Bestinijų ir Shopping Sherlock technologija, kuri remiasi partneriniu marketingu. Kasgi Shopping Sherlock? Tai yra nemokama programa, atliekanti greitą paiešką ir pirkimus online, nuolaidų sistema online, reklama žinoma, ir tam, kad jūs galėtumėt padovanoti didžiulį skaičių, neribotą skaičių Shopping Sherlock nuorodų ir sudaryti žmonėm galimybę taupyti, nusipirkti, ieškoti, jūs turite turėti distribucinę licenciją. Sistemoje yra virtualus biuras, online marketingo instrumentai, sistemos palaikymo instrumentai, verslo sistemos online, verslo reklamos sistema online su visais instrumentais, o taip pat labai patogus darbui socialinis tinklas S2 System su visais video instrumentais. Tai yra su video chatais, su video elektroninio pašto sistema ir kitais instrumentais skirtais bendravimui darbui ir bendravimui su klientais. Taigi, kokiagi verslo investicija? Ji yra $249, tai yra visos sistemos vertė, į kainą įskaičiuota viskas, ir $34,95 mokami nuo sekančio mėnesio kas mėnesį kaip administracinės išlaidos sistemos palaikymui. Ir plus, žinoma, kita investicija į jūsų noras siekti savo sėkmės, uždirbti geresnius pinigus negu dabar jūs turite, ir, žinoma, jūsų investicija į laiką. Štai tokios verslo investicijos. Na, o pajamos, kokiosgi pajamos? Jos pas mus yra iš dviejų rūšių – partnerinės pajamos ir pajamos nuo savo sukurtos komandos. Asmeninės partnerinės pajamos – tai yra komisiniai už Sherlock naudojimą, už paieškas, už nuolaidų kuponų pardavimus, už pirkimus, kada jūs dovanojate, žmonės ieško, perka, jūs gaunate taip pat tam tikrą procentą nuo apyvartos. Taip pat yra partnerinės pajamos už žaidimus ir artimiausiu metu bus labai galinga vėlgi verslo sistema Sherlock Daily Deals. Tikriausiai esate
girdėję ir žinote tokias sistemas kaip Groupon, kur būtent tos sistemos dirba vien tik tai su nuolaidų kuponais ir jos yra pajungtos kiekvienoje šalyje. Ir artimiausių metų visą tai ir Groupon, ir daugybė kitų žinomų pasaulio sistemų, būtent jos bus aptarnaujamos per mūsų mygtuką esantį Shopping Sherlock. Taigi, vėlgi tai bus dar viena didžiulė pajamų rūšis. Taigi, šiaip jau kompanija dabar išmoka daugiau kaip 50% iš partnerių tinklo apyvartos. Ir kiekvienas čia esantis gali uždirbti, dovanojant nuorodą ir padedant kitiems taupyti. Štai tokia mūsų verslo esmė. Ir būtent dovanodami mūsų nuorodą, tai ir yra mūsų produktas, jūs galite padėdami kitiems taupyti, uždirbti neblogus pinigus. Dar viena rūšis – reklama. Reklamuokite ir uždirbkite. Mūsų Shopping Sherlock nuorodoje, ten kur dabar yra Coca-Cola, ten yra banerinis mygtukas vadinamas, tai yra reklamos talpinimo vieta. Galite talpinti arba savo reklamą, arba sudaryti kažko tai afiliatinę reklamos sutartį ir būtent reklamuoti tą kompaniją ir per savo Shopping Sherlock, kuris atsiranda pas kiekvieną jūsų žmogų, kuriam dovanojote nuorodą pagrindinėme Google puslapyje ir būtent per tai nukreipiate į reklamuojamą puslapį. Iš praktikos galiu pasakyti, iš savo ir kitų praktikos galiu pasakyti, kad tai yra puikia galimybė reklamuoti verslą internete. Akcentuoju, pirmame bet kurio paieškos variklio puslapyje. Galimybė reklamuoti ir daryti savifinansavimo kažkokią programą šou žvaigždėms, bažnyčioms, partijoms, bendruomenėms, ten bet kuriai didesniai žmonių grupiai. Ir būtent sutaupyti dar daug pinigų. Asmeninių pardavimų komisiniai. Kaip minėjau, viena sistemos kaina yra $249, už 2 asmeninius pardavimus yra mokami $100 ir jeigu 4 asmeninius pardavimus padarysite $200, na ir taip toliau. Taigi, kokiosgi pajamos nuo komandos? Pas mus yra binarinis išmokų planas, darome 2 komandas, kairę ir dešinę, ir būtent tokiu būdu uždirbame komandinės partnerinės pajamas. Uždirbame 20% nuo asmeniškai pakviestų partnerių tinklo pajamų. Tai yra tą, ką uždirba jūsų partneriai, nuo viso to priskaičiuojama 20% jums. Patikėkite, tai yra vienas geriausių išmokų planų visame pasaulyje. Plus pas mus yra komandinės pajamos nuo mokėjimų ciklų. Komandinės pajamos nuo ciklų. Kas sudaro ciklą? Ciklą sudaro po 2 mokėjimus kairėje ir dešinėje. Kaip matote, po 2 žmonės esančius komandoje kairėje ir dešinėje daro mokėjimus ir jums moka 2 ciklų rūšis. $50 nuo verslo sistemos pardavimų, tada, kada jūs ir jūsų partneriai parduodate verslo sistemas. Ciklas $50 už ciklą ir mokama $10 nuo mėnesinių mokėjimų. Taigi, kada jūs ir jūsų partneriai mokate mėnesinius mokėjimus, susidarius ciklui iš karto yra priskaičiuojami pinigai. Patikėkite, tai yra efektyvu ir tie pinigai skaičiuojami kiekvieną savaitę. Ir išmokama esant aktyviam asmeniškai pakviestam distributoriui ir kairėje, ir dešinėje. Taigi, pas mus yra ir sėkmės laiptai. Labai svarbu, ką galima pasiekti apskritai su mūsų kompanija gyvenime. Taigi, 4 laipteliai – distributorius, Power distributorius, Global Power distributorius ir Diamond Global Power distributorius. Taigi, dabar šiek tiek plačiau. Distributorius. Bendros pajamų gavimo sąlygos visiems yra vienodos, tai yra aktyvumas ir asmeninis dovanotų nuorodų skaičius, jis skirtingas, naujokui paprastam distributorius yra labai menkas 10, o reiškia distributorius per savaitę turi teisę gauti iki $2000 nuo savo partnerių tinklo pajamų, o taip pat ir partnerinės afiliatinės pajamas nuo viso tinklo ir nuo išdalintų nuorodų. O Power distributoriaus sąlygos yra 12 aktyvių distributorių komandoje, iš kurių 4 asmeniškai pakviesti,
Pajamos gali sudaryti nuo 3 iki 10 tūkstančių per savaitę nuo asmeninio viso partnerių tinklo, taip pat partnerinės afiliatinės pajamos ir mokami premijiniai bonusai, apie juos šiek tiek vėliau. Global Power distributorius turi turėti 12 aktyvių Power distributorių abiejose savo komandose ir iš tų 12 turi būti 4 asmeninės komandos. Turi teisę uždirbti iki 20 tūkstančių kas savaitę nuo komandos pajamų. 20% bonusus gauna nuo komandos uždarbio pajamų už visą struktūrą, partnerinės afiliatinės pajamas, taip pat Global bonusų fondą. O Diamond Global Power distributorius jau turi turėti 16 aktyvių Global Power distributorių 8 asmeninėse komandose ir gali uždirbti iki 20 tūkstančių dolerių kas savaitę nuo komandos pajamų, 30 ir 10% bonusus nuo komandos uždarbio pajamų, nuo visos struktūros. Taip pat partnerinės afiliatinės pajamos, Diamond bonusų fondas, taip pat ir kompanijos akcijų paketas. O dabar šiek tiek apie premijinius rangų bonusus. Tai yra tai aktualu bet kuriam žmogui, kuris dar nėra mūsų distributorius, bet galbūt išgirdęs šitą informaciją ateis čia. Taigi jūs turite štai tokią galimybę tapus Power distributoriumi per 15 dienų, jums bus išmokėta $200 premija, o tapus Global Power distributoriumi per 180 dienų išmoka papildoma bonusas premija yra $2000 ir mokami kiti pinigai aukščiau stovintiems tiek Power, tiek Global Power distributoriams. Tai yra už jų nuopelnus už tai, kad jūs išmokė uždirbti gerus pinigus. Ir tai yra pasikartojančios premijos, jeigu jūs vėl per sekančias 15 dienų ar per sekančias 5 dienas, pavyzdžiui, padarysite tą patį, vėlgi jūs gausite papildomą $200 premiją. Taigi to nėra praktiškai ne vienoje kompanijoje. Na, o dabar labai svarbu, su kuom dirbsite. Labai svarbu, kas veda mūsų kompaniją ir kas veda mūsų distribucinę grupę. Taigi, plačiau noriu apie savininką ir generalinį direktorių Michaelą Biderį. Tai yra vienas iš pirmųjų žmonių pasaulyje, kurie pradėjo kurti globalius interneto tinklus. Tai yra interneto pionierius. 1994 metais įkūrė Online Expo ir pritraukė daugybę žmonių visuose Amerikos miestuose šiame projekte ir 125 stambias kompanijas. Yra sukūręs didžiulę interneto reklamos agentūrą, kuri internetiniu būdu parduoda arba įsuka, kaip aš sakau, į žymių kompanijų franšizės, daro PR ir reklamą. Jo klientų tarpe tokios kompanijos kaip Microsoft, Netscape, Uplink, Hotmail, Mastercard, CBS ir daugybė kitų, kurias jūs ir taip gerai žinote. Ir tos kompanijos būtent augo ir tapo milijardinėmis būtent Michaelo Biderio internetinės reklamos kompanijos dėka. Jis yra finansavęs keletą tinklinio marketingo kompanijų, o taip pat pernai metais įkūrė MLM kompaniją Best in You, yra jo savininkas. Ir internetinio žurnalo The Fundraising Journal, žurnalo tiems, kas susima lėšų rinkimų įvairiai pagalbai, labdarai kitiems žmonėms. Jis yra įkūręs šį žurnalą ir kuruoja didžiulę labdaringą veiklą. O 1992 metais įkūrė Inner Cities Games Exposition, tokią kompaniją, kuri buvo skirta pritraukti vaikus iš gatvės, vaikus neturinčius galimybių į sportą, į veiklą, į studijas ir panašiai. Ir būtent tą projektą darė su Arnoldu Schwarzeneggeriu, įkurdamas atletinių klubų tinklą Inner Cities Youth. Taigi štai toks yra savininkas ir direktorius Michael Bider ir pasaulyje gerai žinomas žmogus. Na, o dabar apie Simon Brooks, tai yra jos distribucinės grupės lyderis, žmogus dirbantis 25 metus tinklinėje rinkodaroje, uždirbęs daugiau kaip $10 milijonų ir dirbdamas pagal patikrintą schemą daugeliu žmonių padėjo tapti milijonieriais. Yra tikrai aukščiausios klasės ir žmogus,
Ir tinklininkas tai yra tas žmogus, į kurį tu gali bet kada kreiptis, jis tau niekada nesakys pagalbos, mielai pamokys, mielai pasidalins savo patirtimi. Tai yra vienas iš tų žmonių, kuris gerbia kiekvieną žmogų, kiekvieną savo partnerį, nesvarbu, kiek jis būtų pasiekęs ir visiškai nesvarbu, seniai iš čia ar neseniai. Taigi, dar vienas labai svarbus dalykas tai yra laiko faktorius. Lietuviams ir čia esantiems aplinkui žmonėms yra labai svarbu, ne tik lietuviams esantiems Lietuvoje, bet ir visiems lietuviams bei visiems žmonėms, kurie augo toj posovietinėje vadinamo erdvėje. Ir tikrai niekada daugiau šie žmonės neturėjo tokios galimybės, kaip yra su Shopping Sherlock. Kodėl? Nes visos kompanijos, kurios ateidavo į mūsų rinką, jau turėdavo mažiausiai keliasdešimt tūkstančių žmonių, o dažnu atveju 400–500 tūkstančių arba 700–800 tūkstančių žmonių distributorių. Ir jau kompanija būdavo apėjusi praktiškai didžiąją pasaulio rinkos dalį ir šansai uždirbti lietuviams būdavo pakankamai maži. O štai dabar turite šansą, esame pačioje pradžioje, praktiškai nulis mūsų yra saujelė į pirmas etapas, kada dabar ateinantis distributoriai gali paimti tą torto gabalą, kuris gali siekti apie 70% nuo visų pasaulinių pajamų. O žinoma, kada tos kompanijos, apie kurias minėjau, atėjo jau turėdamos keletą šimtų tūkstančių arba milijoną, pusantro milijono žmonių arba dar daugiau, tai yra tas etapas, kada galima uždirbti viso labo apie 10% pajamų. Na, žinoma, gavote informaciją jums spręsti. Nuo kogi pradėti? Visų pirma, tapkite mūsų partnerių, įsigykite verslo sistemą, aktyvuokite mėnesinės administracinės išlaidas, nes tai yra sąlyga gauti pinigams, ir pasinaudokite paprastą mūsų verslo vystymo bei darbo schema bei komandos lyderių pagalba. Štai tokia schema. 7 minučių skambutis audio arba video yra angliškai, artimiausiu metu bus lietuviškai, rusiškai, kinietiškai, daniškai ir kitom kalbom. Po to pakviečiate žmonės gavusius informaciją į webinarus tokius kaip čia, arba lietuviškai, angliškai, rusiškai, kitomis kalbomis. O po to tiem, kas susidomėjo, supažindinate juos su savo sponsoriumi. Atsakome jiems į klausimus, padedame startuoti verslą, įdiegti Shopping Sherlock nuorodą, patikrinti, pasižiūrėti ir pradėti verslą aktyviai. Štai tokia paprasta schema, praktiškai kiekvienas žmogus gali ją pakartoti ir tikrai nieko nėra sudėtingo. Ir dabar sakau, kad tai verslas visiems, nes jeigu žmogus gali paprasčiausiai papasakoti apie šias taupimo, reklamos bei uždarbio galimybės, tai iš tikro paprasta. Jūsų pasirinkimo nežinau, informaciją gavote. Jeigu informacijos mažai, kreipkitės į tą žmogų, kuris jūs pakvietė. Jeigu informacijos pakanka ir norite startuoti verslą dabar, taip pat kreipkitės į tą žmogų, kuris jūs pakvietė. Atsakysime į visus klausimus, duosime papildomus informacijos šaltinius, pasitikrinkite, jeigu mažai informacijos, nuspręskite neskubėdami ir tada ateikite į mūsų sparčiai augančią pasaulinių lyderių komandą. Lietuviams tai yra dar geresnis šansas, nes iš tikro lietuviai, kaip minėjau, tokių šansų neturėjo ir būtent jums galimybė dabar esantiems čia ir girdintiems mane būti vienais pirmųjų, ne tik lietuvių pasaulyje, bet ir apskritai žmonių su šia kompanija, su šiuo unikaliu produktu, unikalių nemokamų nuo produktų, užkariauti pasaulį ir siekti savo ir gerovės, ir asmeninės laimės, ir ateities. Taigi sakau, sveiki atvykę į Shopping Sherlock, tai yra šansas visiems lietuviams. Su jumis buvo Rimantas Janavičius, kompanijos Power distributorius. Dėkoju uždėmesį ir laukiu savo komandoje.